kelias yra naujas Kauno rajono savivaldybės dėka ir kelio įrengimas finansuotas iš specialios sodų bendrijų rėmimo programos. Tai Gėlininkų, Kazimierų, Pajūrio, Klevų ir Lankų gatvės. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad šiandien pagaliau į tiesiai išeina sodininkų bendrijų ir savivaldybės siekis atstatyti tuos jungiamuosius kelius, kurie siejasi su rajoniniais keliais. Net 8 sodininkų bendrijos kreipėsi į Kauno rajono savivaldybę ir Kauno rajono savivaldybė, kaip vedančioji pažymėjo, skyrė 350 000 eurų, kad ta programa pradėtų veikti.